Sveiki, Unboxing LT, ant stalo paketas iš Kinijos, AliExpress parduotuvės, kaip visada. Aš vis perku ir perku, man labai patinka šitas kinų turgus. Mane jau žinokit, iš tikrųjų netgi nustebino šitas užrašas ant paketo, pasirodo, kad čia pas mane yra matote pačias, overstuffed animals. Gyviai kažkokie gyvūnai turi būti. Aš jau pradėjau iš AliExpress pirkti gyvūnus. Na, pagalvojau, katę turiu, galvojau, gal kažką tai katę gal nupirkome, aš neatsimenu, ką nupirkom, bet animals, kažkokie gyvūnai. Gerai, nieko nelaukiam, žiūrinėjom, kasgi čia per gyvūną šitame pakete. Taip supakuoti. O čia, žinokit, yra panda. Taip, daugiau šitame pakete. Ne, nieko neįdėjo, tik tai panda. Supakuota gražiai. Kinija ir pandos privalo būti. Aha. Nu, jinai tokia įdomi panda. Minkštutė labai. Aš norėčiau taip istoriją papasakoti iš tikrųjų. Mano 3 metų dukterį senelis iš Kinijos, senelis buvo Kinijoje, atvežė va tokią pandą. Matot, va, panda. Jinai ją visur nešiojasi, su ją miega, į darželį nešasi, žaidžia. Nu, vienu žodžiu, tai yra jos draugas, panda draugas. Ir neduok die, jeigu jinai šitą pandą paimtų ir pamestų. Ir mes su žmona pagalvojom, kad jeigu jinai pamest, tai bus šeimoje tragedija. Todėl nuėjau į AliExpress ir užsakiau šitos pandos kloną. O čia toksai va klonas. Nu, kitės tokios pačios medžiaga, gal kažkiek yra iš tikrųjų kitokia. Nu, nežinau, vaikas turbūt atpažins, kad čia klonas. Na, taip pasakysiu. Iš karto galiu pasakyti. Kokybė. Matote tokia kokybė? Praplyšusi ausytė. Nu, kokybė nekokia ir jau kaip matau pradeda lįsti iš šitos pandos pūkai. Šitą pandą, kurią atvežė senelis, jinai yra žymiai geresnė ir žymiai patvaresnė. Nors žmona sakė, jau ją siuvo kažkurioj tai vietoj. Šita panda jau atkeliavo iš karto su broku, tai yra reikės užsisiūti patiems ausį. Na, veidukai beveik tokie patys. Kainą matot, aš iškart ir vertinsiu, vaikui neduosiu žaisti, iškart ir vertinsiu, mane aišku labai nuliūdino va šitas vat incidentas. Nežinau, gal rašysiu disputą, gal nerašysiu disputo. Nu, nežinau, kažkaip tai kokybė tokia abejotina. Tikrai labai nuliūdino tas dalykas. Nežinau, kiek žvaigždučių duot. Labai nemėgstu broko, o čia skaitau, kad brokas, nors jeigu gal susiūsim, viskas kaip ir tvarkoj bus. Tai realiai, kiek realiai? Man šita panda žymiai mielesnė, kuri buvo atvežta iš Kinijos, negu šita panda, kuri atkeliavo iš Kinijos, iš AliExpress. Kailis, čia truputį, nežinau. 3 žvaigždės iš 5. Žinot kodėl? Todėl, kad jinai brokuota. Vat ausį reikės man susisiūti. 3 žvaigždės iš 5. Tai nei rekomenduoju, nei nerekomenduoju. Čia toksai, taip, iš tikrųjų tai yra kinietiškas kinų klonas. Čia tikroji panda, o čia klonas. Gerai, tai 3 žvaigždės iš 5 ir rekomendacijos pas mane nėra. Kaip norit, pirkit. Jeigu jums atrodo, kad kaina yra gera, tai pirkit. O jeigu jums atrodo, kad yra bloga, tai nepirkit. Aš realiai antrą kartą, jeigu būčiau žinos, kad jinai tokios kokybės, nes čia tai tikrai kokybiška ir miela panda, čia tai kas nebūčiau pirkęs. Tiek to. 3 iš 5 rekomendacijos nėra.